Važiavo. Vienas? Vienas. Bet gali turėti ginklą. Nieko tokio. Bet gal vis tiek patikrinti. Nereikia. Sveiki. Atvažiavau pasikalbėti, nes Šramas čia derina, jokio rezultato. Tai kalbėk. Aš atsiprašau dėl Iglės. Aš negalvojau, kad jai žodžiu padarė nesąmonę. O tu nori tuo pasinaudoti. Taigi žinai, kad tas prie gero neprives. Taigi tau Šramas perdavė, kad turi 3 dienas surinkti pinigus. Baig, čiagi nerimta. Nerimta? Jeigu ne Julika, mane būtų užvertę. Jisgi paprastas barmenas. Paprastas. Jisai šovė ir vos nenušovė manęs. Aš manau, kad čia labai rimta, Hardai. Aš garantuoju, kad tas nepasikartos. Ir aš dabar turiu tuo patikėti. Aš garantuoju. Tai susimokėk. Kaip sakoma, uždėk antspaudą ant savo žodžių. Taip, nes ta Iglė tai visiškai yra neprognozuojama. Nu, kiek puls, tiek mokėsi. Ko tokia schema bloga? Taigi žinai, kad nemokėsiu. Tu supranti, kad aš teisus. Čia tavo prokolas. 3 dienos. Darai klaidą. Ne, Hardai. Aš viską darau teisingai. Iglė norėjo mane nužudyti. Norėjo. Kur aš čia klystu? Gerai, matau, kad nesusitarsim. Važiuosiu. 3 dienos, Hardai. Susimoki, pamirštam. Dar pat šakojasi. Žinai, bet geriau gal dabar lauke nesėdėt. Nes Hardas tai barmeną nesamdys. Gal to reikia apsauginio? Nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Kiek tu čia atsvėrai? 200 gramų. Gerai. Tai gal dabar pasakysi, kam čia tas asilą užsisklijuosim? Gabrieliui Vileikai. Gabris. Tas pats. O tai kam iš čia kelią perbūgo? Okei, gali nesakyti, nieko nekeičia.
Tai koks atlygis? Viktorai, nemokamai. Čia savanorystė. Taip be manęs gal? Mano draugai paprašė paslaugos. Sako, susitvarkysi? Kas tas Merkintas? Ar patikimas žmogus? Aš sakau, patikimas. Galime jau pasitikėti. O tu iš karto apie pinigus. Draugų, nori turėti? Norėčiau. Tai važiuojam, Merkintai. Nu ką, Merkintai, pasiruošęs? Jo. Einam. Žiūrėk, man atrodo, kad šitie tau labai tiks. Jie tikrai pabrėž tavo tą vyriškumą dar labiau. Kiek tu čia jų pripirkai? Šitie jau paskutiniai. Dar yra Maikį galiu atnešti. Nereikia. Nepasimatos? Ne. Man labai patinka tavimi rūpintis. Tu tokia mano angelas sargas. Rimtai? Aš atidarysiu. Kriminalinis biuras. Simonas Šarkys. Pas Gabrielių Vileiką. Jis namie? Abu? Abu. Gabri, mentai! Pilietis Vileika. Tipo, nepažįsta. Klausiu, taip ar ne? Taip. Pats parodysi ir ieškoti reikės. Ką? Narkotikus. Kokius narkotikus? Gavom informaciją, kad prekiaujat narkotikais. Ieškokit. Pradedam.
Kas čia? Ekspertizė nustatys, kas čia. Tavo? Nežinau. Reikia pažiūrėti. Daryk duris, Vileika, daryk, greitai! Policija, Vileika! Daryk duris, šasinę! Vileika, duris daryk. Daryk duris, greičiau, skaičiuoju iki 3. Vileika, policija, darai duris! Trauksim tave, davai, greitai! Duris darai. Priekindai, davai, daužyk smarkiau. Veidu į sieną! Rankas! Už ką? Jisai nieko nepadarė. Mergintai. Važiuojam. O jis? Paliekam. Iki pasimatymo. Aš tik pavojus. Viskas gerai? Viskas gerai. Tu visai atsilūpęs. Tai ar aš žinau, kad jis toks naglas bus, kad paims ir bėgs. Iškart reikės suimti. Ir kas tada, Bykelčių, kas tada? Tai ką darysim? Veiksim per aplink. Kur čia stovi, sėsk į mašiną? Ir kokios pagalbos reikia? Su Vileika mataisi? Taip. Išsisuko. O, presuoji. Peržengė raudonas linijas. Jo, majo. Žmogus vieną koją tik laisviai. Dar nespėjo grinu oru pakvėpuot, blin, ir jau sodini. Tai tvojų matvi vis per tą padlą iglę. Iglė? Iglė, blin. O ką, nežinai dėl ko visa ta zavarucha? Blin, ta muhamorė pasigavo kažkokį barmeną, blin, įkišo jam pistulką ir tas nubėgo gabriunką šaudyt. Gerai ten Julička pasitaikė, blin, viską sumaišė. Nu, ir kas čia iš jų peržengė raudonas ribas? Tu mane girdi? Aha. Aš tavo pagalbos prašau. Tu man padėsi. Aš to padėsiu. Ir aš netgi žinau kokios. Nu, reikia Gabrinčkai pamest narkozikų. O 100 gramų po sėdynę. Įti tvojų matę, aš tiek prakaito, tiek babkių įkišau, kad Gabriunką ištraut, kad visa mūsų ta byla išgaruotų. Ir dabar aš nekaltą žmogų turiu sadint. Ir tarp kitko, mūsų bendra koriša. Šamai, O? ko tu reikia? O aš rėkiu, blin, todėl kad tai yra neteisinga, nesažininga ir bespridėlas įti tvojų matę. Gerai. Einu pagalbos prašyti kitur. Stop. Pats pilniausias stop. Aš pats sutvarkysiu. Ir kad koška būtų sveika ir kopūstas celas ir vilkas sveikas. Tik man, Simonai, reikia biškį laiko, nes taip visi išsimušim kaip šunys.
Aš tau sakau, Hardas vas su Šarkiu. Pasiuntyti iš karto siundė. Aš taip ir pagalvojau. Ginsis tai įglė iki paskutiniųjų. Dar žiūrėk, pastatys kokį žmogų ant kampo. Nu, ką košins. Jo, aš kažkaip ne taip, Rolandai. Laisvę įsivaizdavau, ne taip. Reikia baigti. Su kuo? Hardu. Ne. Aš nenoriu kišti rankų iš šūdą. Tai ne tu pamokėsi, aš nueisiu. Nu, tu toks susivedęs. Tu gal nežinai. Bernhardas mano dėdę nušovė. Jis man buvo kaip tėvas. Čia dėl to jis sėdėjo? Taip. Tai ką nusprendėt? Rolas sako, kad reikia Hardą užtrumpinti. Neklausyk tu jo. Piktas ant Kaunecko. Tai ir šneka bileka. Bet jis ir vėl su mentais varo. Bet išsidūrė. Dėkui. Turiu. Gerai, kad tu koksas spėjai išpilti. Jo būčiau areštinės idėjas. Hardas man irgi nepatinka. Kepa tu savo sausainius, vargo nemato. Bet ne, vis tiek žiūri, kaip tave nukneckim. Ateis ir mūsų eilė. Jis kerštingas, suka. Matai? Kalbėk nors apie varlyčių dauginimas. O jis vis tiek apie Hardą. Pats tu kerštingas. Gavai blizgę. Niekaip atleisti negali. Tu galvai naudai. Gavo. Dar ir kaip gavo. Kokia ten blizgė. Per žandą pliaukštelio, uodas skaudžiau kandą. Uodas. Gerai. Dabar taip. Tau Gabri šiąnakt geriau negrįžt namo. Gali likti pas mane. Okay. Aš pasigausiu savo žmogų ir pakalbėsiu dėl tavęs. Tai tegul Hardas susimoka. Dabar jo labiau. Pakalbėsiu ir apie tai. Jeigu leidimą duos, padarysim. Yes! Pakošmarinsim. Šustras. Špylė? Nu ką, tas duris susirakino, vanduo suūžė. Ir ką tu jam padarysi? Tas tavo mirkintas, kažkoks išsižiojėlis. Išsižiojęs. Bet ką, nu žmogui trūksta patirties. Tai dabar tas bus atsargus. Galim už kažką suimti. Bet tada teisme bus sunku įtikinti. Ne, jokios saviveiklos, pernelyg žinomas žmogus. Žiniasklaidas sužinos, tai degsim. Aš prieš čia atvažiuojant su informatorium kalbėjau, nežinau, žinau dar ne dėl konflikto priežasties, bet jis sakė, kad ta Richardo Kaunecko žmona. Čia ji viską sugalvojo. Žinau, gali nepasakot. Atsiprašau. Taip, klausau. Taip, kas nors atsitiko? Gerai. Kaip tik einu pietaut, galim susitikti. Čia dėl Vileiko skambina. Gal bus kokiu nors poslinkiu. Kol kas visą šitą reikalą statom ant pauzės. Supratau?